Čia dabar tikrai gali sprogti. O, tu škužė tik šūdo. Veiksmas persikėlė į Klaipėdą, mes pas Kamuto Productions ir dabar mes visą laiką juokaujam, kad gal čia kažkas sprogs, gal čia kažkas ne taip ir visą laiką viskas pasisekė, o dabar jau įdomesnė lyktis. Čia dabar tikrai gali sprogti. Aleksai, papasakok, ką tu padarei per kiek dienų? Čia kelių dienų, trijų vakarų darbas, tai sezonas dar nesibaigė, bet jau reikia ruoštis kitiem metam, tai mes jau ir pradedam ruoštis, tai darom ilgai lauktą bustapą. Reikia pasižiūrėti, kiek to variklio viduriai gali laikyti, tai va čia dabar galėsim pažiūrėti. Kiek tas bustapas yra, nes čia visi... Aš gesintuvą didelį jau atsinešit. Nes visi turbakiniai žmonės kalba būstų, tai apie kokius barus mes šnekam? Pikas koks 1,1, o taip turėtų apie barą laikyti dabar. O dabar turim maždaug? 0,7 ir pykina gal 0,9. Ir čia atrodytų nedaug, 0,3 baro pakeliam, bet dar kažką mes dedam, kas labai skambiai taip skamba. O pilsim vandenį į variklį. Susidėjom metanolio sistemą, susidėjom vien iš to, kad dabar patestuot, kiek variklis laiko. Mūsų golas, mums reikia 600 į ratus. Dabar norim pažiūrėti, ar 600 į ratus variklis paveš. Jeigu paveš, tai tada per žiemą dasivesim, kad viskas būtų patikimai. Jo, laikyk. Aš tikiuosi, kad laikys. Kaip Alisas minėjo, metanolio sistemos, principė tikslas yra įsiurbimo temperatūrą numušti. Jo, mes mušim tik temperatūrą. Nu, nežinau, ką Valdas gal sugalvos, gal ten dar kažkokių skyšių papilti kitokių, bet mūsų tikslas tik vandenį. Jo, tik vandenį. Grubiai apie kiek turėtum teoriškai numesti? Nu, jeigu, kiek numes, žiūrėsim, gali apie 30 laipsnių, 35 gali numesti, tai mes turim 7 kylantį. Tai čia šiaip daug bendrai. Nu, šiaip neblogai. Tai jeigu numes tiek, tai viskas ok, bet aišku mes numetę dar ir pakelsim, nes krėmulį pamažinom. Man atrodo, buvo panašaus dydžio kaip šitas, dabar jo. Kažkaip čia 4, nu jo, žodžiu. Nu, čia pagal dėję yra mažiausias kremulys, ką turėtų laikyti šitas motoras. Ai, čia jau mažiausias? Nu, to taip sakykime. Okay. Ai, tai aš reiškia dar nesuprantam, kiek čia pakankamai viskas rimta. Jo, tai aš tikiuosi švaistikliai liks, nes Newtonai, jo. Ties 2 štukom, kai pas tavai yra 900 Newtonų, tai tavo švaistikliai, jie prakaituoja. 600 arklio, tai realiai tai reiškia, kad mes jau eisim link 900 Newtonų. 600 į ratus. Čia mes... Nu, jo, bet mes šiandien to negausim. Jo, mes norėtumėm tiek turėti. Čia mūsų yra planas tiek turėti, bet mes dabar to tikrai neturėsim, nes tam reikia dar kai ką pakoreguoti. Nes viso sezono metu tą ir analizavom, kad mums trūko realiai 100 į ratus, o mes dabar į ratus turim 4,8 kažkas tokio. Nu, netoli 500. Jo, tai kai mes sakydavom, kad ten turim 500 spam kažkas tokio, tai čia būdavo į veleną. Tai čia, ką realiai jūs visur girdit, kai sako automobiliai, kiek pas jumis galios, tai jie ir sako į veleną. Mes dabar kalbam į ratus, kas biškai konvertuojasi į truputį mažesnį skaičių, bet, nu, ten žodžiu. Nu, buvom silpniausi, viską patikrinom, viskas veikia dabar, reikia pasididinti. Reikia pamiršti, kad mes daugiau didim kaip ir negalim, nes tada reikia visą mašiną perkonstruoti. Nes kardanai, pusašiai, diferencialai, dėžės jau nebelaikys. Tai. Vidutiniai gal jau neatlaikys, ne? 900. Reduktoriai vidutiniai. Jūs tokius naudojat? Tu naudoji tokį? Ne, aš tai negirdėjau. Nes jo, čia drivetrainas dabar stovi įdomesnis, o mes tai padarėm. Kodėl? Nes redukcija, galia ir visa kita, žaidžiam tiesiog su to. Realiai per visus etapus šiais metais pravažiavom, susirinkom redukcijos informaciją, tai bent jau žinom plius minus skaičius, o dabar jau, jo. Pakaba viskas veikia, tai mums tiesiog reikia truputėlį pakel galę ir viskas. Nu, kad įstinkęs lengviau veltui, jo, kad nereikėtų tiek oro daug pūsti. Kur ir kaip atrodo ta sistema? Ten yra siurblys, čia dabar nežiūrėkit, yra įmesta greitai, kad patestuot. Vanduo pilasi, gali piltis ir kitokie skyšiai, metanolis. Nu, čia yra skirtas į vandens metanolio sistemą, tai turėtų kartu su metanoliu maišytis, bet mes nemaišysim. Kas dar instaliuosi su ja? Tai realiai turi bakelį, kuriame yra vanduo. Yra siurblys, kuris slėgį sukelia, kontroleris, kuris įjungia siurblį ir yra purkštukas, kuris yra dabar po kompresoriaus, po pačiu kompresoriu. Nu, jam skirta vieta. Mes pučiam po interkulerio, paskui žiemą žinom, kaip atnaujinsim, dar vienas purkštukas statysis prieš kompresorių nedidukas. Nu, bet čia dabar žiūrėsim. Viena yra problema ta, kad mes negavom reikiamų purkštukų dydžių, nes tai kaip visada kaip būna. Bet turim truputėlį didoką purkštuką, bet kažkaip išsisuksim. Nes ir skrėmulį mažoką turim. Tai... kažkaip. Tai dabar pirma stotelė yra Valdas. Laukiam, Valdas grįžta, padaro savo vudų magiją. Tikiuosi švaistiklių nepaliekam, nepanaudosim to gesintuvo.
Gausim, jeigu netoli 5 PM bus labai gerai ir viskas, važiuosim namo. Toliau žiemą datobulinsim. Dar kartą sėkmės tau. Tokia, kad kuro siurblio neužtenka. Standartiškai. Užriebinau belekiek ir čia vis tiek trūksta. Ir, ta prasme, kompas atidaro purkštukus daugiau. Bet gale lieka 0,7-5 barą. Prie žemų tu turi 1,1,5 turi net. Aš dėčiau praeitą škyvą, bet palikčiau metanolį. Aš turiu škyvą praeitą. Diržas tinka? Nu, aš turiu diržus, viską turiu. Bandyčiau šitą variantą, jo. Blogai, labai blogai. More power, more fuel. Situacijos update'as, nėra siurbimo. Dabar jau ėjom į Rabbit Hall'ą, tai dabar Rabbit Hall'as ką mums sako, tai nieko nesako, mums reikia dar pasibandyti porą dalykų ir tada jau pasidalinsim, kas čia vyksta, nevyksta ir taip toliau. Bet kol kas mes manom, kad mes biški turim su kuro problemą, tai mes šitą kaip ir žinom, nes galimai galėjo siurblio neužtekti, dabar kaip ir neužteko. Mūsų tikslas visą dabar informaciją susirinkti, susižiūrėjus, grįžti ir pasidaryti finalinį variantą, nes mes jau čia įeinam į tą teritoriją, kuri dar truputį reikalauja daugiau informacijos, kurią šiandien ir susirinksim. Jūs įsivaizduokite, kiek mes kasdienio automobilių gatvėje matom, kurie buvo mušti ir sutaisyti. Šiandien aš jums siūlau puikų aukcijinį variantą. Kai ieškai kotletuko, kuris būtų well done, bet pas kažką truputį prisvilo blynas. Stogo gumos susilydžiusios, durų gumos susilydžiusios, lempos išsilydžiusios. Įsivaizduokit, koks karštis turėjo būti, kad ir vidurdėlių nelabai liko. Bet kaip tikrasis perikupas pasakytų, šitos vietos susipoliruos, lempos pasikeis, gumos pasikeis ir eisis skelbimus kaip nauja. Bet ataskaitoje matom ir pliusą, neatsukta rida tikra, į pardavimą tikrai gerais. Ir tokių automobilių gatvėje statytų rasite tikrai ne vieną. Todėl prieš perkant įsivedam vien kodą į carvertical.lt, susivedam kodą krepšdesys, gaunam nuolaidėlę, taupom savo nervus ir būtinai žiūrim, ką perkam. Dėl savo saugumo. Nu, teoriškai truputį geriau. Tai siurbimas reiškia, reikia sklendė, kai jis reiškia užsičiaukime. Čia va, 0,9, 0,8, o prieš tai krito iki 0,7. Tada kitam kartui reikia sklendį didelę dėti. O kuras nieko nepagerėjo, ne? Čia tokia įprasta praktika, pasimant atvažiavus pas Valdą, persimės siurblį. Trūksta, sako Valdas, kuro, tai Valdas sako, Valdas žino, todėl keičiam. Nes turi netrūk prie tokių arklių, nes pas tai dabar atsukam tavo arklius ir pas mane kuras baigis. Tai reiškia, jo visada trūko. O, tu škužė tik šūdo. Reikia baką išsivalyti. Fiasko šiandien vyko, atvažiavom, prasisukom pas Valdą, pasižiūrėjom arkliai, tie, kurie buvo ir išvažiavom atgal. Žodžiu, iš pliusų, kad metanolio sistema atliko savo darbą labai gerai, dabar kiam teiko temperatūros matom. Tai čia labai gerai, o matydavom 70, kai kada važiavimo metu dar ir daugiau. Skremulys mažesnis, tai viskas sukosi kaip ir neblogai buvo, bet pasirodo, kompresoris labai lepus yra įsiurbimui, jo restriction ir visam kitam reikalui, tai mums reikia didesnės sklendės, sutarkyti įsiurbimą visą dalį. Nes ir dabar su tokiniu įsiurbimu jau nemažas restrictionas. Sklendį didesnį įdėti ją turim. Tužiuot, persime. Nu, sveiki visi. Šiandienos epizode pabūsiu vedėjų aš. Susirinkom visą mantą ir atvažiavom į Druskininkus. Kiek atsimenu, tai yra paskutinis etapas. Šiandien turim šeštadienį. Šeštadienį čia vyksta treniruotės. Tai vietininkas
kas norit pažiūrėti, visada atvažiuokit. Dar gal jeigu būsim ir pavėžinsim. Šiandieną ne tik dirbsiu, kaip sakant, mechanikų, spoterių ir taip toliau egliai, bet šiandien šeštadienį dar užsimsim ir treniravimu. Mergina jau gana gerai išmoko važiuoti lead važiavimus, dabar jau laikas išmokti važiuoti ir porinius, nes kvalifikacinis važiavimas jinai važiuoja tikrai gerai, 80+. Paskutiniame etape aplamai 4 kvalifikacija buvo, šitą dalyką jinai išmoko, tai dabar laikas išmokti važiuoti porinius. Tai tam aš irgi pasiėmiau automobilį, ne savo, bet aš šitoj parodysiu. Susirenkam mantą, už 15 minučių parodysim, ko šiandien važinėsim. Šiandieną laužysim šitą raketą. Aivaras nepabijojo, man šiandien ją duot. Ačiū Aivarui. Jau matėt šitą mašiną. Čia yra Aivaro E46, čempioninis, baudėjo EM6, su 3 UZFE, su gražiais kolikais, brangiais vėlenėliais, 405 arkliai ir jis yra parduodamas. Tai jeigu kas norit, nuo kompų, tiltelių, pravodkių išmetimų tiesiog bolton. Tai šiandien pavažinėsim su juo. Tai užsimovėm 265 HP. Kodėl jas užsimovėm, tai papasakosiu važiavimo metu. Tai treniruotės už kelių minučių ir jau būsim viduje. Naujas toks santūrus gražus liveriukas. Suaugusiu subrendusio žmogaus, ne? Atrodo liuks. Einam pasimti telefoną. Visiems kelia klausimą, kokį ant vaiškės maunu 265. Čia kažkur prieš 2 metus, kai planavom jau pereidinėjome pro lygą, vienas iš dalykų tai pasikeičia tavo ratlankių diametras. Tai yra tu iš 17-kinių keliauji į 18-kinius, nes 265 padanga, 265 pločio nelabai yra, standartas eina jau 18-kiniai 265. Ir turėjom Matsuri, bet dar buvom vis dar su V8, brolis buvo vis dar su V8, aš jau turėjau kompresorių, testavau. Taigi tą patį padarėm, užsidėjom abudu po kiniukus 265 ir lėkėm į Matsuri. Tai kokį rezultatą gavom, kad per visą dieną nesugebėjo supleškinti vieną komplektą. Vėlė viskas ok buvo, nes nepamirškim, kad čia dedu treniruočių mišinį, tai su tuo problemų neturi būti. Blogiausia atveju dusipūsim oro, bet patys suprantat, kuo yra daugiau gumos, tuo jos ilgiau užtenka. Tai 265 vien turim iš pločio ir iš diametro. Kartu su manim to ir pabandysit, pažiūrėsim. Kaip jis tu važinėja? Kaip jis su ją važiuoja, aš neįsivaizduoju. Ne, aš tiesiog norėjau kampą duoti ir jinai liko tam kampe ir viskas, nebevažiavo niekur. Atmazda vakarėlis. Halau, grįžom. Pralėkėm pirmą važiavimą, jis buvo apgailėtinas, bet, sakant, reikės nusileisti oro. Nes kaip ir sakiau, tai nėra jokios problemos 265 padangai. Neblogas runas buvo, pasileidom truputį slėgį, kaip visada yra smulkių niuansėlių, tai egliai, pas eglę, žodžiu, sutvarkėm biškį eglės mašiną, panašu, kad standartinė bėda gumos traukinėjo į siurbimą. Tai dabar taip ir brūžinsim visą dieną. Tai dabar jau turim, atrodo, 4 ar 5 raną. Slėgis 2,5 baro. Visiškai darbinis slėgis. Mes norim parodyti, kad V8 gali drąsiai važinėti su Zestino UHP. Ir tai yra geras sprendimas treniruotėm. Su ko aš pats susidūriau, kai perėjau nuo plytos. Plyta buvo labai gerai tuo, kad neėdė padangų. Tu su 2 komplektų ten atvažiuodavai ir atpėlindavai visą dieną. Kai ateini į V8, to nėra. Tu turi 4-6 komplektus pasimti naujų padangų. Nes realiai tau vieno komplekto užtenka 6-8 ranam. Tai piniginių atžvilgių tai yra jau daugiau.
Parsidavėm visi 17 ir pabandėm tiesiog, turėjom 18 ratus, sudėjom 265 ir pabandėm ir viskas gavosi. Tai dabar galėsim paskaičiuoti važiavimus, kiek jų gaunasi, kiek gaunasi sutaupyti. Pagal viską su 265 ir V8 nuo 300 arklių, 65 yra pats tas, ko reikia. Dabar jau truputėlį pratinuosi prie mašinos, jinai turi savo specifikos. Aivaras jis gali ir vežimą skersą pastatyti, sakyčiau taip. Mašina yra greita, valdosi kaip ir viskas gana neblogai, tiesiog turi tam tikrus niuansus, ką mano mašina daro, ką jo kitaip daro. Tai man tiesiog reikia biškį pripratint. Pusėjom treniruotės, gal net neįpusėjom. Padarėm 9 važiavimus. Čia lygiai tas pats. 9 važiavimai, dūmai rūksta, padanga dega. Slėgis gana aukštas dar padangos plius. Tai pagalvokite, šaika apie tai, kas laisvas vairuojat. Antras užsiema high-tech stuff. Matuoja slėgis prieš po radiatorių. Renkasi datą. Tai treniruotė eina gana gerai, pasimsim Eglę kartu, toliau vėl pavažinės. Vis tiek netikėsi, tai pažiūrėsim, kiek slėgiai yra. Prieš tai buvo 2,5, tai slėgis tiesiog pakilo, galime pasileisti. Paliksim tiek. Sako, aš lėtas ir trasą, ir gyvenime, ne? Tai ruošiesi. Ne moters reikia laukti, o vyro reikia laukti. Jo, truputėlį su jie Wi-Fi'u kokybišką padaryti yra reikalų. Visa kita kaip ir labai neblogai, bet pavažinėjom visą dieną su 2,5 Let's Play Game. Čia jau 14 ranų yra, tai jau visa diena į galą, dabar liko pusvalandis. Šitos padangos iš viso dar labai daug likę. Labiau dyla tiesiog ana pusė. Paskui pasumuosiu, kiek dar iš viso ranų, dar manau kokius 4-5 padarysiu, tai grubiai tariant kokį 20 ranų Marijampolės trasoj gali suvažiuoti. Tai galėsi pasižiūrėti, kiek kainuoja Zestino Baltic 2 padangos, jums su 8 visai dienai džiaugsmas. Šiandienai bus gana iš mano pusės. Einam pasižiūrėsim, kiek liko padangų. Pravažinėta visa diena. Paliekam mašiną aušintis. Man baigta, aš jau pavargau tiesiog važinėti. Įveikėm netoli 20 važiavimų. Šitoj pusėj dar padangų liko 3%. Čia jau plika, beveik plika. Tai... ir dar trumpai. Jeigu kas ieškote geros vaškutės, kuris sukasi 7.6, Aivaras atsinaujina, jis vyras eina į Pro lygą, tai jisai pereina ant turbo, tai šitas visas komplektas su viskuo, ko reikia, kad įdėti E46. Tai nemegokit, parašykit Aivarui, jo Instagramas bus čia.